Šis apšilimas bus labai bendrinis, tai reiškia, kad jeigu ketini daryti triukus, kurie reikalauja daug jėgos arba labai specifinio lankstumo, gali būti, jog reikės padaryti papildomų pratimų po visos šitos sekos. Tai pasiruošiam ir pradedam. Reikės tik stulpo, tavęs, ir grindų. Pirmiausia, pradėkime nuo galvos, tai brėšiu U raidę nuo vienos pusės į kitą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arka per viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Žiūriu tiesiai, smakras brėžia ratus lyg po manimi. Galime stovėti, sėdėti, nesvarbu. 1, 2, 3, 4. Į kitą pusę. 1, 2, 3, 4. Leidžiamės prie pečių, minkšti keliai su nugara nesiriečiam ir atgal. Didelė amplitudė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Į priekį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasiimam stulpą su vidine ranka ir dirbsime su išorine. Tai surenkam savo korpusą, įtraukiam pilvą, jeigu norim sulenkiam šiek tiek kelius. Bandysime dabar atvirinėti šitą pusę. Pradedu įstrižai ties pilvu ir iš peties atidarau. Brėžiu ratą, įstrižai už nugaros, užlenkiu ranką ir sukišu savo pirštus tarp menčių pagal galimybės. Vėl ištiesinu ir sugrįžtu. Dar 3 kartai. Tai 2. Sugrįžtu. 3. Sugrįžtu. Paskutinis. Atsidarau, užlenkiu ir sugrįžtu. Kita pusė identiškai. Vėlgi, surenku klubus ir pradedu nuo įstrižainės. Atsidarau ir užlenkiu. Per viršų grįžau. Dar 3 kartai. 2. Per viršų. 3. Sugrįžtu. Darysim paskutinį 4. Per viršų. Ir sugrįžau. Atsisukame dabar į stulpą, paimu rankas aukštai ir pasikabinu savo pečius kaip auskarus prie ausų. Dabar bandysiu iš menčių suvedimo pakilti į viršų. Kulnai pakyla tik tiek, kiek sugeba mano mentis mane pakelti. Ir vėl sugriūnu, dar 3 kartus su šita puse. 2, 3, 4. Dabar, kai sakiau su šito pusė, tai turiu omeny tiesiog pakeisti ranką, kita ranka eina į viršų, vėl pakimbu, pagriebiu kiek įmanoma aukščiau ir 4 kartus. Į viršų, žemyn. 2, žemyn. 3, žemyn. 4, žemyn. Gerai, leidžiamės po truputį į apačią, prasukam klubus, tiesiog rankos patogiai ant jų arba galim kažkur pasidėti prie krūtinės, kojos patogiai plačios. Prasukam po 4, labai sąmoningai. Čia buvo 1, dabar 2, 3, 4. Nežinau, ar girdisi traškesys, bet viskas man jau atsidarinėja į kitą pusę. 1, 2, 3, 4. Einame dar prie stulpo, pratempti šoną. Pastatau kojas, va taip grinai po savimi, jeigu norim, galim šiek tiek atidaryti į klubų plotį. Apatinė ranka įprastą paėmimą deda ant stulpo, maždaug va ties pilvukutės klubais. Kita ranka galit pasirinkti, galit išsukti į kapgripą, galit paimti įprastinį. Dabar labai svarbu, kad va šita vidinė ranka
atsiprašau, stumia nuo stulpo ir aš jaučiu kaip dešinę pusę, šita pusė yra mano dešinė, tempia ir stumiu, bandau žiūrėti link lubų, 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, pakeičiam. Įsipatoginam poziciją, kaip ir sakiau, gali būti cup gripas, svarbiausia yra atsiverti. Ir stumiu, žiūriu link lubų. Ir 5, 4, 3, 2, 1. Gerai. Galim šiek tiek pečius nupurtyti. Atrakiname dar šiek tiek riešus ir jų mobilumą. Suneriu visus pirštus. Prasuku aštuoniukę, delnai yra uždari. 4, 3, 2, 1. Į kitą pusę. 4, 3, 2, 1. Priešai save, kuo labiau nagai mane ir tada pirštų pagalvėlės. Nagučiai, pagalvėlės. Dar 4, 3, 2 ir 1. Švelniai nupurtom į visas pusės. Atpalaiduojam. Toliau grįžtam prie klubų ir juos atverinėjam. Galim balansui pasilaikyti stulpo. Jeigu norisi didesnio korpuso iššūkio, stulpo nesilaiko. Tai čia yra mano atraminė koja. Rankas vėlgi pasidedu, kad jos man nemaišytų. Pečiai žemyn, krūtinė aukštyn ir atverinėju. Jeigu jaučiat, kad labai mėto į šonus, pasiemam stulpą. Iš viso noriu padaryti 5 į vieną pusę, 2 jau padariau. Tai dar 1, 2, 3. Ir dabar į kitą pusę 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ir tas pats su kita koja, galit pradėti nuo kurios norit pusės sukimo, svarbu po 5. 1, 2, 3, 4, 5. Keičiam kryptį. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, dabar atsistosiu į plačią kojų poziciją. Kojų šiek tiek verstos įstrižai. Čia būtų visai gerai, kad neslystų. Jeigu visgi labai slystam, galima pasimti stulpą, kad jis padėtų. Tai išeisiu į plačią stovėseną. Įsėdu į viršų, patempiu pirštukus, kulnai pakyla. Ir įsėdu į viršų. Čia buvo 2. Dar 3. Nusileidžiu. 4. Nusileidžiu ir paskutinis. Pakylu ir dabar įsėdu ir šiek tiek iš šonus pakrypuoju. Galima arba laikyti stulpo, arba įsistatyti alkūnės į kelius, klubus bandyti nuleisti, ištiesinti nugarą ir kojų pirštukus vis pakilnuoti į viršų. Dar truputuką siūbuojam. 4, 3, 2 ir 1. Gerai, susirenkam. Jeigu reikia, nupurtom klubus ir grįžtam į viršų. Noriu dar šiek tiek kūro, preso, aktyvacijos. Taip, jau dūstu po truputį. Eisime į lentos poziciją. Gali būti nuo kelių, bet jeigu darom be kilimėlio, tai galbūt norisi kažką pasitiesti, jeigu jautrus keliai. Taip pat gali būti aukšta lenta. Tai ant kojų pirštų. Susistatau klubų plotį, jeigu noriu plačiau, kad būtų šiek tiek lengviau, surenku viską, neišsiriečiu ir laikausi šioje pozicijoje. Giliai kvėpuojam. Korpusas aktyvus. Dar 5, 4, 3, 2 ir 1. Švelniai ant kelių, kūdikio poziciją šiek tiek pasilsim, paspaudžiam vieną kitą pažastį į žemę. 4, 3, 2, 1 ir vėl noriu grįžti į lentą. Jeigu nepatinka ta laiko trukmė, kurią aš laikau, galite tikrai pakeisti ir laikyti kitą etapą. Dar šiek tiek laikom, suspaudžiu sėdmenį, suspaudžiu korpusą, viskas dirba, kvėpuojam. Dar 4, 3, 2 ir 1. Gerai. Super. Kadangi pole dance daug viršutinės kūno dalies, tai aš vis karts nuo karto noriu grįžti prie mūsų pečių. Tai dabar pasistatysiu pėdas prie pat stulpo, jos yra šalia suglaustos. Viena ranka peties aukštyje įprastu paėmimu paims stulpą, kita ranka visiškai priklijuota su momentu prie šono.
Neleisiu savo atsiverti, įtraukiu presą ir dabar lėtai atsidarau ir sugrįžtu. Kūnas neplevesuoja, graži laikysena. Čia buvo 2, dar 3. Ir jeigu neapsiskaičiavau, dar 1, jeigu atsiskaičiavau, jūs susitvarkysit, aš tikiu. Ir pakeičiam kitą ranką 5 kartai. 1, 2, 3, 4 ir 5. Gerai. Nusileidžiame šiek tiek į apačią, tai pirštukai, peršokom nagai, pagalvėlės, nagai, pagalvėlės. Išeinam į pilną patempimą. Jeigu norisi pradžioje, kai pirmą kartą tampam pirštus, tai galima taip ir biškį paklišuoti ant mažylių išeiti, bet šiaip turėtume daugiausia svorio dėti tarp kojų, tai reiškia ant didžiųjų pirštų. Dar 3, 2, 1, pakeičiam kitą. Vėlgi pradžioje galima visus šiek tiek pratraiškyti. Ir pirmyn atgal. Dar 4, 3, 2 ir 1. Man taip pat patinka visi nukratimai, visiškai atpalaiduojam kaip makaroną vieną koją. Ir galim kitą. Vėlgi, jeigu norim savo lygsvarą, savo laikyseną patestuoti, tai nesilaikom stulpo. Dar 3, 2 ir 1. Gerai. Įeisime į gilų įtupstą su viena koja, tai dabar dešinė mano sulenkta, čia yra mano kairė ant stulpo. Vėlgi stulpas nėra privalomas, galime save biškį testuoti ir jo nenaudoti. Švelniai aukštyn žemyn. Įsitikinam, kad kelias ir kūnas yra vienoje linijoje, vertikalioje linijoje. Dar 5, 4, 3, 2 ir 1. Pakeisiu kitą pusę. Pasižiūrim, kad būtų graži linija, pulsuojam. Galiausiai ant puspirščių, kalinė koja yra tiesi ties keliu. Dar 4, 3, 2 ir 1. Na ką, tai kaip ir sakiau, jeigu kažko dar trūksta, būtinai įmetam į savo rutiną. Čia yra labai bendrinis, toks, kur galim jau pagrindinius triukus daryti ant stulpo ir galbūt tada iš pagrindinių šokti į sudėtingesnius, jeigu ant stulpo pabaigsime šilti.